portalui Slaptai LT būtų labai įdomu žinot, o kaip mūsų Seimas, dabartinis Seimas žiūri į metro, kaip, kokių daugiau skeptikų ar optimistų, pritarančių ar neigiančių. Aš noriu pasakyti ne tik apie šitą, bet ir apie buvusį Seimą. Buvusiam Seime buvo 72 Seimo nariai, kurie šito dalykų domėjusi, buvo įkurta metro idėjos paramos grupė. Jai vadovavo Paulius Saudargas, jo padėjėja buvo Donalda Meiželytė. Na ir paramos grupę sudarė įvairių frakcijų žmonės, nežiūrint politinės partinės priklausomybės. Dabartinis Seimas taip pat įkūrė metro idėjos paramos grupę ir jau dabar yra apie 100 narių, dar kadangi dabar įstojo naujai papildę Seimą nariai ir dabar tai grupiai vadovauja Artūras Skardžius, jo pavaduotojai yra Gintautas Mikolaitis, Andrius Palionis ir Raimundas Paliukas. Kaip matot, kad yra irgi įvairių partijų. Ta grupę sudaro anksčiau buvę Seimo nariai ir dabar naujieji. Tai mes sekame, kaip yra balsuojama. Žiūrim, štai buvo 4 balsavimai metro klausimų, buvo Seime šitas įstatymas jau priimtas vieną kartą. Ir pasirodo, kad tie, kurie yra daugiau įsigilinę, yra arba įstatymo teikėjai, arba paramos grupės nariai šį įstatymą palaiko ir jį domisi. Yra apie 20 Seimo narių, kurie šito projektu nesidomi. Nors tas projektas turi tokias savybės, kaip tokią naudą teikia, kaip pritrauktų investicijas, mažintų bedarbystę, papildytų biudžetą, pagerintų susisiekimą, mažintų aplinkos taršą, atpigintų susisiekimą lyginant su individualiu transportu, žodžiu, šeimos biudžete atsirastų papildomų lėšų, mažintų avaringumą, užtat, kad metro avarijų praktiškai nebūna, didintų civilinę saugą, skatintų miesto plėtrą, ir žinoma, didintų miesto ir šalies prestižą. Aš manyčiau, kad save gerbiantis Seimo narys turėtų bent pasirinkti vieną iš tų, užtat įvairiuose komitetuose šitie klausimai yra svarstomi ir turėtų pasidomėti šito įstatymo, bet dažnai sulaukiam visiško ignoravimo, nusišalinimo, nesigilinimo. Bet čia yra, kaip sakoma, tokių visuomenės žmonių visą laiką yra, buvo ir bus. Ir pastebėjom, kad labai įvairių klausimų tam įstatymui pateikė. Daleiskim, buvo tikslas to įstatymo paskirstyti funkcijas tik tarp atskirų metropoliteno projektų įgyvendinimo dalyvių. Tai savivaldybė, ką turi daryti, jį paprastai turi planuoti, vyriausybė turi organizuoti procesą, o verslas finansuoti, pastatyti ir eksploatuoti. Bet retkarčiais viena kita ministerijos atstovas arba neskaitęs, arba nesupratęs, arba norėdamas pasireikšti, įneša savo korektūrą. Daleiskim, šiuo atveju susisiekimo ministerija, o kaip bus ruošiami mašinistai. Tai ilgiausiai diskutavom, kad dabartiniai
metropoliteną yra be mašinisto, jau dirba automatiškai. Ir kad ne Seimo funkcija yra ruošti mašinistus, jau instrukcijas ir taip toliau. Čia turės padaryti atskiro aktų jau žemesnis lygis, tai susisiekimo ministerija šitą nustatyti, padaryti metropoliteno kodeksą, kaip dabar yra analogiška geležinkelių kodeksam. Ir ten šitos visus dalykus išspręsti, ne tik mašinistų, bet ir saugos ir kitus klausimus. Žodžiu, Seime yra tik pirmas lygis, aukščiausias lygis, paskirstyti kitiem valdžios struktūrom, kuo jie turi užsiimti, kad šitas projektas būtų įgyvendintas. Kokie skeptikų argumentai? Brangus metro, netikslingas, dideli kaštai. Argumentų per 12 metų, kada šitą projektą bandau visuomeniai įrodyti jo naudingumą ir taip toliau, tai šitų argumentų įvairių buvo. Ir kiekvieną dieną vis naujų. Ir dabar jau mane bet kokiu argumentu jau sunku nustebinti. Pirmas tai buvo argumentas, kad per mažas miestas. Antra, būtent, kad pradeda analizuoti jo ekonominę pusę. Kai tuo tarpu įstatymas parašytas yra taip, kad finansuoja privačios struktūros. Tai valstybei, koks yra reikalas, kiek jis kainuos šitas objektas, kuo jis brangesnis, turėtų valdžiai būti geriau, užtat, kad daugiau bus pinigų į biudžetą, o apie jo atsiperkamumą galvos tas, kas tuos pinigus mokės. Bet kažkodėl šito dalyko neišgirsta žmonės, nežinau, ar jūsų portalę išgirdę mano balsą, jie supras, kad ne mūsų yra reikalas spręsti, kiek jis yra naudingas. Spręsti tas, kas atnešta milijardą. Mūsų bus reikalas, ar kiek jis yra patogus, ar kiek jis yra arčiau mūsų sodybos, kokios laukimo sąlygos, koks yra saugumas, kaip jis yra eksploatuojamas, koks komfortas, kokie greičiai, kiek kainuos tas bilietas. O aš jau esu minėjęs ir visiems tą patį kartuoju, kad bilietų kaina, pravažiavimo kelionės kaina bus lygiai tokia pati kaip autobusų. O iš kur tas jam pelnas? O pelnas yra iš to, kad pervežimo savikaina yra tik 25% bilietų kainos. Tai vadinasi, jeigu autobusas veža keleivį už 1 eurą, kaip pavyzdį, tai jo bus tik 25 centai metro savikaina, o likusi bus pelnas. Kokie dar argumentai būtų? Argumentai, būtent nesusiję su visiškai su eksploatacija ir su tuo klausimu ir su įstatymu. Būtent yra keliami vis nauji ir nauji klausimai, o kaip bus tas, o kaip bus anas, kai tuo tarpu turėtų apsiriboti, kiek bus patogu važinėti. Tai ir klausimai apie geologinės sąlygas, kad čia bus sunku. Žodžiu, kažkodėl tai žmonės, aš nežinau, ar čia sovietinis mentalitetas veikia, tikriausia, kad viską daro tik valdžia, kad visur turi dalyvauti ir žmonės mūsų, kaip spręsti apie tokius klausimus, kurie jom neturėtų rūpėti. Pavyzdžiui, ar labai rūpi, kaip verčiasi ten kokia nors viena ar kita parduotuvė, Akropolis, Panorama Vilniuje, ar ten Norfos, Iki, Rimi ir taip toliau.
jiem tik yra, ar ten yra eilės, ar ten yra švieži produktai ir taip toliau ir taip panašiai. Bet kažkodėl šitoj srity, lyg jie būtų dalyviai, lyg jie pirktų akcijas, gal bus tokių, kurie norės įsigyti akcijų, tai jie tada ir pasidomės, tada galės kreiptis į specialistus ir sakyčiau, patarčiau pasidomėti, nes tikrai šitas objektas yra pelningas. Šiuo momentu, kiek aš gaunu ataskaitas iš Helsinkio metro, ir iš Renės, Prancūzijos, Britanijos sostinės metro, tai pelningumas yra 10%. Vadinasi, retoj veiklos srity tokį pelningumą gali pasiekti. Dabar, kaip minėjau, dirba darbo grupė iš visų. Ji pateiks ekonomikos komitetui savo išvadas ir Seimui. Tie, kurie sudarė tą komisiją, tai valdybai, o valdyba paskiau jau paskirs datą, kada tas įstatymas bus svarstomas Seime. Ir ten vadovausis darbo grupės išvadom. Komitetas atitinkamai irgi matomai vertins tos mūsų darbo grupės išvadas ir tada prasidės normali procedūra, keli tie svarstymai ir priėmimas. Ir, žinoma, pateikimas prezidentei palaiminti šitą įstatymą. O tada jau mes visiems duosim žinią ir štai Lietuvoje yra apsispręsta dėl metropoliteno įdiegimo tvarkos ir sąlygų, kaip visas tas vyksta. Žinoma, tada pradės jau domėtis investitoriai ir pradės, žinodami, kad pati pradžia metropoliteno įdiegimo jau konkrečiam mieste jau priklauso nuo to miesto savivaldybės tarybos sprendimų. Jie turės pavesti miesto planuotojam užplanuoti tą, kur jiems reikia, ir vyriausybė privalės organizuoti konkursą tiem investitoriam. O Vilniaus savivaldybėje ar yra didelių kliūčių, ar yra daug skeptikų, kurie nepritartų šitai idėjai? Praeitos sudėties Vilniaus miesto savivaldybės taryboje valdančioji dauguma su Zuoku priešakyje. Ji turėjo kitą idėją, tai išspręs klausimą su tramvaju. Bet maždaug už 8 milijonus padarė įvairių studijų. Ir galų gale prieš baigiant savo kadenciją priėmė sprendimą, kad šitas klausimas neperspektyvus ir jį atidėti iki 2030 metų. Žodžiu, buvo sunaudota nemažai pinigų ir rezultatas nulinis. Šitą idėją pritarė ir metropoliteno įdiegimo paramos grupę, sudarė 17 tarybos narių. Ir tas pažymėtina, kad iš visų, tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos, į šitą grupę įėjo žmonių, nežiūrint partinės priklausomybės. Gi dabar nauja miesto tarybos sudėtis yra dar ir jie dabar užsiima vien tuo, kad dalinasi postus, dalinasi veiklos sritis ir mes jų per daug negalim trukdyti. Vicemeras Linas Kvedaravičius jums talkina? Taip, jis įsigilinęs į šitą problemą, jis buvo dar anksčiau, kada nebuvo vicemerų, lankėsi. Priedo, kas teikia vilčių, kad vilniečiai greičiau turės metropoliteną nei rygiečiai, dalesim,
tas, kad dabartinis meras buvo Seimo parlamentinės metro idėjų grupės narys ir priedo jis pateikė tą įstatymą, žodžiu, ir viešai dabar yra pareiškęs, kad jis metropoliteną planuos. Vadinasi, aš manau, kad ir didžioji dalis jų frakcijos, liberalų frakcijos narių irgi neprieštaraus arba parems savo merą. O prancūziškas miestas Renė tai yra vienas iš mažesnių Europos miestų, kurie turi metro. Taip, visai nesenai prieš mėnesį lankėsi grupė metro sąjūdžio narių kartu su kino operatorium ir vienas politikas buvo. Ir jie visą savaitę šito klausimu domėjosi, filmavo, diskutavo ir labai įdomų reiškinį užfiksavo. O tai, kad vien politinis apsisprendimas labai smarkiai įtakoja miesto plėtrą. Jie, pavyzdžiui, tas miestas yra Klaipėdos dydžio. Prieš kurį laiką jie buvo vienodo dydžio. Per 20 metų Klaipėda prarado 50 000, o ten ryšium su metro išaugo, miestas pradžiai išaugo 15 000 gyventojų, dabar jie planuoja, kad dar 15 išaugs. Jie pamatė, kaip įtakoja sprendimas statyti tokį objektą. Jie dar nebaigė pirmos trasos, pradėjo statyti antrą. Ir dabar visi tuo metu pamatė, kaip ten vyksta statybos. Ne tik metro statybos, tai vyksta įvairių statinių statyba. Tai ir gyvenamieji namai, ir kontoros, ofisai, ir parduotuvės prie tos trasos. Ten, kur buvo tušti laukai, išauga mūsų, daleiskim, kokio nors Kėdainių miesto dydžio miestas išauga. Turintis, pavyzdžiui, jeigu padidės miestas 30 000, tai jau šičia yra mūsų tokio stambesnio rajono centro šitą dydžio miestas. Taip, kad apie šitą metro greitai pradės galvoti ir Klaipėda, užtat, kad ji per tą laiką, kaip minėjau, prarado 50 000 gyventojų, tai galima laikyti, kad 2 rajono centrus, tokius mažesnius miestus. Tai vat, Vilniui irgi plėtra žymiai padidėtų, jeigu būtų priimtas toks politinis sprendimas. Tada, kada jis bus priimtas, pradės didėti. Ir tai akivaizdu, kad ginčiai bus tik dėl pirmos linijos. Kada yra politinis sprendimas priimtas, kai pradeda domėti šito, kai pradeda ten vykti statybos plėtra, tada visi ginčiai baigėsi ir tik į kurią pusę. Tada visi pradeda norėti, ne tik. Dabar bus klausimas, kas pirmieji. Tik toks klausimas, pirmumų klausimas. O mūsų metro pagal jūsų planus būtų didelis? Ar kiek čia tų trasų būtų kilometrų? Mes manom, kad Vilniui būtų 4 vagonų, stotis maždaug 100 metrų ilgio pagal tos rautus, kurie yra. Bet reikalas tas, kad mes tik tiek, kokią renkam tą informaciją, kada šitos atvažiuotų investitorius su savo milijardais, tai ne mūsų informacija, pas juos pas kiekvieną yra
jų konsultacinės firmos, kurios analizuoja, renka medžiagą. Jiem tas objektas ne pirmas, jie užrištom akim žino, kaip visą šitą dalyką. Jie žino, pasitelktų mus, kad mes ten galbūt jiem pigiau suskaičiuotume, kiek ten mašinų pravažiuoja, kiek ten gyventojų, kad mes jiem paduotume tokią informaciją. Žinoma, jie steigtų šičia savo atstovybės ir šitą dalyką darytų. Ir analizuotų ne tik pas Vilnių Beleckį, bet analizuotų ir kituose miestuose, Priedo, žiūrėtų, o kaip gyvena Ryga, kaip gyvena Talinas. Ir jeigu jie uždirba milijardus, tai jie žino, kaip padaryti ir 10 milijardų.